Sveiki visi! Labas YouTube. Čia jis trukdo piešimo pamokėlių kanalas. Kaip ir visada, mes jūsų vaikus mokome piešti. Ir šiandien noriu parodyti, kaip galima nupiešti teptuką nenaudojant liniuotės išmatavimo duomenų. O tai yra daryti labai paprasta. Pasirenkame juodą spalvą. Nusitaikome ploniausią bruožą. Piešiame įstrižai, žinot, kad tilptų paskui. Tai gali būti šiek tiek pradžioje netiesu, bet paskui, manome, bus viskas gerai. Tokį ploną va. Štai tokį ploną. Nupiešiam. Va. Truputėlį. Na štai. Tada dar nupieškime apsauginę galvutę. Na, dažniausiai tos apsauginės galvutės čia nelabai tinka, bet reikia. Ir šerelį. Šerelius daugumą piešia įvairiai. Na štai, ir nupiešėme. Ar buvo taip sunku? Čia tik nuo YouTube. Čia YouTube'ai. Ar nebuvo sunku? Aišku, kad nebuvo sunku nupiešti teptuką. Tai buvo labai lengva. Su artėjančia rugsėjo 1.